Laimė, jeigu konkrečiai kalbėt, sakykime, truputėlį skaičiais ir kuo jūs pamaitinot, minėjot ir agronomus, ar ne, ir konsultantus, kad jie vadovaudomėsi tuo prietaisu, jums patarė mikroelementais patręšti žieminius kviečius. Taip. Kuo jūs tręšiate ir, kiek atsižvelgiate tas rekomendacijas, jeigu konkrečiau, kaip pavyzdį kitiem kolegom ūkininkam? Tai po eksperimentavimo buvo 24 pirmieji metai, kai aš pats su Smart Agrometeriu matavau ir žiūrėjau, tai 24 man rodė kalcio didelį trūkumą, tai atidavus per lapus matėsi ir, kaip sakyti, ir vizualinis skirtumas pasijautė. O, sakykime, šiais metais truputėlį mūsų pasikeitė, ne truputėlį, iš tikrųjų, kardinaliai pasikeitė mūsų ta agronominė dalis. Sakykime, jeigu taip kalbėt dar skaičiais, lyginant pernai ir šiemet metus, kiek azotų tręšėt, sakykime, ir kiek birėjo pernai derlius ir kaip jau šiemet tas derlius? Praeitų metų, jeigu žiūrint rezultatus, tai gavom truputėlį virš 7 tonų kviečių derliaus, o šiti metai apie 9. Taip vat, kaip sakyt, dar nuo veislių truputėlį skiriasi, nuo laukų irgi. Manau, kad 9 vidurkis turėtų būti. Ir kokybė visai kita šiais metais, jeigu visą laiką taip balansuodavom 2, 3, kažko tai trūkumas būdavo, sakykime, ir arba glitimas, arba saikas svoris, kažkuris tai iš tų nepatraukdavo į aukštesnę klasę. O dabar turim ir baltymą, ir glitimą, ir saiką svorį, ir kritimus, ta prasme, visi išpildyta ir turim 1 klasę. Tai ką, Laimi, kokios yra pamokos, sakykime, iš jum pačiam ir galbūt kolegom ūkininkam, kurie klauso, iš būtent 2 metų patirties sezono, nes šiaip patirties tai yra kaip eksperimentas iš dalies, ar ne? Kokia pamoka? Dar nepaminėjau 24 ir 25 naudoto azoto kiekis, ar ne? Taip. Buvo 24 panaudota 210 berods veikliąją medžiagą, o šiais metais buvo 180. Rezultatas yra šiais metais kur kas geresnis, ženkliai skiriasi. Tai reiškia, ką parodo tie metai ir azoto, sakykime, tas sumažėjimas, kad reikia tą azotą atiduoti laiku ir niekados jo neperdidinti, nepadidinti, kaip sakyti, nes ūkininkui dažniausiai atrodo, kad paduosiu didesnį kiekį ir turėsiu geresnį rezultatą, bet ne visada tai atliepia. Net ir, pavyzdžiui, sakykime, kiek pastebėjot tą skirtumą, labai gerai eksperimentas pernai buvo sausa labai, ar ne? Šiemet pakankamai lietinga. Kiek tas turi įtakos azoto, sakykime, efektyvumui, pasisavinimui ir kitų? Visiškai skirtingi metai buvo. Tai galvojom, kad šiais metais bus labai didelis kiekis azoto išsiplovęs. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kadangi dalyvaujam tam Nutricheck programoje, tai praeitais metais pagal atiduotą azotą, kaip sakyti, buvo neefektyvus azoto tręšimas, ar ne? O įdomu bus pamatyti, ką mes šiais metais turim. Tai apie tą trąšų sąnaudų taupimą pasijuto? O taip. Tikrai ženkliai pasijuto, nes buvom užsipirkę pagal 24 trąšas, tai išnaudojom kasą skystą azotą pilnai. O amonio sulfatą dar gerokai pasiliko kitiem metam. Tai ir dar tokį filosofinį klausimą, Laimi, norėjau paklausti, kas ūkininkui brangiau, per didelis azoto kiekis ar per mažas? Šiam momentui sakyčiau, kad brangiau per didelis azoto kiekis, kadangi mes turim
kiekvienais metais labai didelės rizikas, ar ne?